rytas. 2 paras prastovėjom, 2 naktis prastovėjom šitoje ankaruotėje. Labai gerai praleidom laiką, gerai pailsėjom. Sudalyvavom ispaniškoje fiestoje, bent jau jos finale. Na ir šiandien keliausim tolyn. Į mūsų numatomas sustojimo taškas yra Viveiro, ne taip toliau už 30 mylių, bet sąlygos tokios, kad reikia paskubėti iš ryto, išplaukti, biškį mažiau bangų bus. Gal šiek tiek gausim Halfvindo, galėsim su burėmis paplaukti, tai reikia neždintis iš šitos jaukios ir teisingos ankaruotės. Sėdi dėdukas su bobute savo laive, visiškam bardake. Tik ką išsimiegoję. Atplaukėm gana anksti, apie 2 valandą. Prisinkaravom ir dabar taip gerai supavo, kad pamiegojom. Dabar eisim į krantą pasižiūrėti, kur mes čia atplaukėm. Čia yra kontrabandininkų vietelė. Visai neblogai. Neblogai. Plaukiam į urvą. Urvas ar ola, kas čia? Hario Poterio urvas. Hario Poterio urvas. Va. Oho, ten žiūrėk, kaip toli galim nuplaukti. Čia akmuo. Sargiai. O, ja, čia jau gal giliau neplauk. Nu, tai nežinau. Pasižiūrėkite. Nebeplaukiam, nes neapsisuksim. Tas, kas mus vadina romantikais, turėtų pabūti mūsų vietoje ir pabandyti nebūti romantikais. Atplaukai savo tokį kišeninį pliažiuką, iš kurio niekur neišeina išeiti. Ir tada supranti, kad tiesiog reikia čia pabūti. Pasižiūrėti viską nuo kranto. Labas rytas. Šitame lankėlės ankaravimėse sėkmingai praleidom naktį, biškį supo. Gana atvirai čia vis dėlto stovėjom. Ir prie Britanijos ir Normandijos krantų audringas oras šiuo metu, tai čia už 300-400 mylių ateina bangos vakarinių krypčių. Ir nors gaunam pastabų, kad mūsų video dažnai būna tokie idealizuoti, idiliški, realybė yra tokia, kad
iš tikrųjų dažnai baisu yra išplaukti iš saugos įlankos, iš užuovėjos ir apsaugotos inkaruotės. Nes pasižiūrėjai prognozę, matai, kad bus šoninės 2 metrų bangos. Aišku, šiaip oras ramus nusimato. Biški bus vėjo į nugarą. Iš esmės toks motoravimas laukia su nelabai maloniu blaškymu iš šono į šoną. Tai kas tai bandė, tai žino, kad tai nėra malonus kursas. Bet, ką darysi, nelabai turim iš ko rinktis. Jau artėja mūsų kelias į pabaigą ir esam užsisakę mariną, kurioje paliksim porai savaičių laivą. Ir tiesiog turim bilietus jau į lėktuvą ir visas laikas sustyguotas ir tokiu atveju jau tenka imti tai, kas yra. Tai, pamatysim, kaip viskas bus. Štai išplaukėm į atvirą jūrą. Gaunam bangeles, kurių dydis kol kas nesiekia dar 1,5 metro, bet jos pakankamai matomos ir jaučiamos. Artėjom prie Cabo Ortegal, kuris yra toks galbūt simbolinis landmarkas tarp Biskajos įlankos ir Atlanto. Čia baigėsi Kantabrijos jūra ir prasideda Atlanto vandenynas. Tai už to iškišulio mūsų laukia tos didžiosios bangos. Žiūrėsim, kas bus. Panašu, kad vienintelė drama, kuri susikūrė šiandien, tai ne bangos, o rūkas, kuris šiek tiek dengia krantą ir trukdo navigaciją. Visa kita yra labai komfortiška. Tos bangos, gal jos ir turi 2 metrų amplitudę, bet jos tokios lėtos ir švelnios, kad netrukdo plaukti visiškai. Rūkelis sukuria vaizdų. Pusryčiam šiandien blynai su įdaru. Mūsų atvykimo į Akoroniją proga. Štai, turtingi pusryčiai. Dabar tos blynus reikia apkepti, kad būtų labai skanūs.
aš nesimatau. Skanaus visiems. To svarbiausia, kad Nu taip. Nešik ne vienas plaukia. Ir visa tai buvo prieš 2 savaitės. Aplankėm Lietuvą, pasidžiaugiam lietingu šiltu oru ir dabar esam vėl čia, A Korunijoje, kur yra saulėta ir gražu, džiaugiamės tikra vasara. Mūsų kelionė dar tęsiasi. Iki Portugalijos liko visai nedaug, tik tai 150 mylių, tai mes neskubėsim. Ir per porą savaičių baigsim savo sezoną ir turbūt paliksim laivą žiemoti Portugalijoje. Na, tai dar bus ne vienas video, kuriame mes pasakosim, ką mes veikiam. Tai žiūrėkite mus, prenumeruokite mūsų kanalą. Ir todėl sakau, iki pasimatymo. Ate.